Sveiki, gyvi. Iš tikrųjų, tai man labai faina būti šitam renginį. Džiaugiausi, kad pakvietė, nes tikrai tokia bendruomeniška atmosfera. Aš jaučiuosi kažkaip geriau negu daugelį konferencijų per gyvenimą yra tekę vienoje kitoje dalyvauti. Tai čia taip tokia draugiška atmosfera, aš taip tikiuosi. Bet gal po prezentacijos ten turėsit kokių nors griežtų klausimų man ir aš pakeisiu savo nuomonę. Bet kol kas galvoju, kad viskas yra labai smagu ir aš džiaugiuosi, kad tų žmonių daugėja Lietuvoje besidominčių investicijom. Ir čia kažkaip per pertraukėlę su kolegom irgi pašnekėjom, kad šičia matyti ir nematytų veidų, nes labai dažnai nueini iš vieno renginio investavimo į kitą ir matai tuos pačius veidus. Tai aš džiaugiuosi, kad čia matau tikrai daug ir nematytų. Tai reiškia, žmonės domisi ir tikiu, kad finansinis raštingumas, investicinis raštingumas Lietuvoje kyla. Tai investavimas LT tikrai daro gerą darbą tai darydami. Ir kitas dalykas, kad aš džiaugiuosi, kad mane čia apskritai pakvietė, nes šiaip čia buvo numatyta, kad renginys be nesąmonių, tame tarpe be reklamų visokių. Ir, sakau labai atvirai, kaip yra. Ta prasme, Lukas sykį paskambino ir sako, nerandam žmogaus apie pensijas, apie pensijų fondus, pensijų investicijas, kuris tikrai giliai suprastų tuos dalykus ir būtų nešališkas. Tokio visai nepriklausomo, su niekuo nesusijusio konsultanto gal ir yra, bet nesugalvojom nei aš, nei jis. Ir jisai sako, tai tada gal kviečiam jūs kaip tokį labiausiai nešališką, nors aišku, visi suprantam, kad mes esam pensijų kaupimo bendrovė GoIndex, tai yra verslas, bet jį ir įsteigiam tokie pensijų kaupimo entuziastai, patys reiškia ilgalaikiai kaupiantieji, kaip atsvara tom tradiciniam, sakykime, bankiniam, draudikų, reiškia, institucijom. Tai jums iš tikrųjų vertinti, kiek mums pavyko, bet mes taip ir norėjom ir taip ir esam tokie vieninteliai nepriklausantis kažkokiam didelėm finansiniam grupėm, reiškia, iš pačių kaupiančiųjų užgimęs, galim sakyti, pensijų startuolis. O šiaip aš gyvenime su investavimu esu susijęs, pirmasias investicijas, taip paskaičiavau, padariau prieš 29 metus, tai tik tai tiek tos patirties ir turiu. Vis dar mokausi ir sakau tą ne dėl pozos, o nuoširdžiai. Surinkom taip yra ir su investavimu, kad čia nesvarbu, ar tu 10, ar 20, ar 30 metų čia būni investavime, čia tikrai visą laiką yra ką išmokti ir mokytis. Jūs į Buffettą pažiūrėkit ir man atrodo, kad ir jis dar mokosi. Bet aš tai dar tik tai 29 metus, tai jokių būdų ne 30, aš nesu toks senas, užsiemu tuo. Tai pasidalinsiu su jumis kai kuriais dalykais iš pensijų fondų virtuvės. Ir manęs paprašė, ir aš taip jau supratau koncepciją renginio, kad padaryti ne reklaminę prezentaciją. Ir tiesą sakant, tokių prezentacijų aš beveik nedarau. Bet šį kartą padarysiu, sutikau, ta prasme. Tai kažkiek tos reklamos, aš, pavyzdžiui, kad žinodamas koncepciją nedrįsau vilktis hudžio ten su dideliu užrašu GoIndex, bet maikytę, reiškia, su mažu užrašu GoIndex vis tiek. Tai tikiuosi tą atleisit. Bet šiaip stengsiuosi prezentacijai tikrai nereklamuoti ir nepardavinėti pačios idėjos, nors kita vertus jau per pertrauką mane tikrai džiugiai stebino, kad tai vienas tai kitas žmogus prieina ir sako, aš jau naudojuosi jūsų paslaugom. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų, bet čia jau kiekvienam spręsti ir pasirinkti. Tai šiandien, ką mes šnekėsim tokiais nereklaminiais aspektais visiškai, aš taip bent jau stengiuosi tą viską pasukti. Tai truputėlį apie investavimo strategiją ir jos tą pusę indeksinis investavimas prieš aktyvų investavimą, nes tai labai konkrečiai aktualu, kalbant apie investavimą, ilgalaikį investavimą savo pensijai. Ir tada pašnekėsim šiek tiek apie indeksinius ETF-us. Tai Martynas padarė labai gerą darbą, ta prasme daug įžvalgų, kaip praktiškai, kaip jums rinktis, į ką atkreipti dėmesį ir taip toliau. Tai aš truputėlį praskleisiu mūsų virtuvę, kaip mes darom, kaip sakykime, profesionalūs investuotojai, kurie irgi einam indeksinio investavimo keliu ir kaip mes parenkam ETF-us GoIndexo pensijų fondam.
galbūt viena kita įžvalga bus jums praktiškai pritaikoma ir naudinga. Aš taip tikiu, kad gali būti. Taip pat šiek tiek pašnekėsim apie kaštus, iš tikrųjų, nes, čia būna tokios begalinės diskusijos, nes žmonės klausia, tai, bet gal čia labai dideli kaštai, ten per pensijų fondą, pavyzdžiui, kaupėt, tai kokie tie kaštai yra? Ir aš labiausiai gal kalbėsiu apie trečią pakopą, nes, kaip žinot, neaišku, kas iš antros pakopos liks čia prie šitos valdžios, bet iš tikrųjų tai dar truputį pašnekėsim ir apie alternatyvą. O jeigu jūs viską išsinagrinėję ir įvertinat, kad galima kaupti arba ilgalaikiai investuoti per pensijų fondą, sakykime, tos pačios trečios pakopos, bet galima tą daryti ir savarankiškai susiformavus ETF-ų portfelį. Ir aš tikrai manau, kad daug ką atskleisiu apie tai, kaip mes darom pensijų fondą, reiškia iš ETF-ų ir kai kurių kitų indeksinių fondų. Tai jūs daug ką galėsit atkartot. Tai klausimas yra tik tai, ar verta ir kokie to pliusai, minusai. Ir kiek dar liks laiko, jo gali ir nedaug likt, bet galbūt vieną kitą klausimą ar panašiai, tai dar trumpai paliesim pačioj pabaigoj, labiau tiesiog diskusijos forma, pensijų reforma, kuri labai tikėtina ir kuri kol kas liečia tik tai antrąją pakopą, ne trečiąją, tai apie trečiąją yra tiesiog užtikrinčiau dabar šnekėti, nes ten nesikeičia tos taisyklės, o antroji pakopa jos dar šiandien nesikeičia, bet visi jau laukiam išsižioję, kada sužinosim, kokios bus tos taisyklės ir kokie pokyčiai mūsų visų laukia antroji pakopai. Tai dėl strategijos, tai kaip jau užsiminiau, GO indeksas propaguoja taip tikrai tokia hardcorinė, reiškia pasyvaus indeksinio investavimo filosofija arba investavimo strategija. Ir čia turiu paaiškinti, ką tai reiškia. Indeksinis investavimas tai, kai nesirenkat atskirų įmonių, atskirų akcijų arba netgi atskirų sektorių, o tiesiog stengiatės aprėpti visą rinką. Atskirais atvejais galite, jeigu susikoncentravote sektorinį indeksavimą, jį irgi galima daryti indeksiniu būdu, renkantis fondus, kurie seka tam tikrą sektorių. Bet specifiškai skiriasi nuo stock pickingo, arba tų bandymų atsirinkti geriausias akcijas vienais ar kitais kriterijais. Tai šiuo atveju mes tiesiog vengiam, kad ir kokios geros ten yra Nvidios, ar Microsoftas, ar iš vis gal koks nors Costco ar visiškai kitos sektoriaus dalykai, kompanijos, tai mes jų vengiam rinktis. Tačiau galima daryti indeksinį investavimą ir tiesiog jį vis tiek taikyti aktyviu stiliumi, aktyviu investicijų valdymo būdu. Pavyzdžiui, jūs galite prekiauti indeksiniais ETF-ais, bet turėti savo labai aiškę nuomonę, kad dabar mes pasiekėm piką, čia jau tikriausiai bręsta korekcija, reiškia išeinam iš rinkos, tada palaukiam, tada labai gerai, jeigu viskas taip realizavusi, korekcija, vėl įeinam, vėl laukiam naujos korekcijos, laukiam naujos krizės ir taip toliau. Tai jau būtų aktyvus investavimas, o tuo tarpu pasyvus investavimas reiškia, kad tu stengiasi prabūti per visas korekcijas, per visus svyravimus, per viską, tu tiesiog pasyviai būni rinkoje, visą laiką investavęs rinkoje. Ir čia yra toksai angliškas skambesnis posakis, kad time in the market yra svarbiau negu not timing the market. Tai ta prasme nesistengia nuspėti rinkos judesių, o stengiasi tiesiog kuo ilgiau būti tam, kad pasiekti savo ilgalaikio investavimo tikslų. Tai kai sudedam tuos du dalykus, indeksinis plus pasyvus, tai ir gaunasi pasyvus indeksinis investavimas. Ir kodėl mes pasirinkom šitą strategiją ir kodėl mes esam tokios strategijos arba tokio investavimo būdo apologetai? Nuoširdžiai tiesiog tą darom ir nuosekliai tik tai tokiu būdu. Nėra pas mus GO indekso fonduose, mes turim jų, kiek dabar, 9 antroji pakopoje ir 2 trečioji pakopoje, tai daug tų fondų, bet visi yra pasyvaus indeksinio investavimo. Nėra kitokių, nėra jokių aktyvių, pusiau aktyvių ar panašiai, ką kartais galite surasti rinkoje, reiškia tarp mūsų konkurentų naudojamų variantų, bet mes to nedarom. Mes darom tiesiog visus grynuolius, grynakraujus pasyvaus indeksinio investavimo atstovus. Ir tai nėra be priežasties, nes jeigu pasižiūrėt statistiką, yra tokie puikūs tyrimai, kurie, jeigu nesat girdėję, nesusidūrę, tai rekomenduoju tiesiog paguglinti tą pavadinimą SPIVA, jums turėtų iškart mesti nuorodas.
Tai yra S&P kontoros daromas longitudinis, reiškia, daug metų tyrimas. Jie ten jau virš 20 metų renka įvairiausią statistiką iš įvairių regionų. Daugiausiai, aišku, tos statistikos yra apie JAV, bet ir apie viso pasaulio arba atskirų regionų taip pat vis daugėja. Ir jie daro toks tas S&P, reiškia Index versus Active tyrimas. Ir kiekvienais metais vis atnaujina duomenis, bet per daug tendencijos nelabai keičiasi, kai jau yra ilgalaikiai periodai, tai tą galima matyti. Tai esmė yra kokia, kad jeigu yra investuojama, jeigu mes kalbam apie metų horizontą, sakykime, trumpą laikotarpį metų, o galbūt 3, tai dar yra visai neblogi šansai aktyviems valdytojams aplenkti tiesiog rinkos indeksą. Kaip mato, čia reiškia 1 metų rezultatas, čia yra JAV, reiškia statistika viršutiniam grafike. Tai vos ne pusė, reiškia, bandančių aplenkti indeksą aktyvių valdytojų jį ir aplenkia 1 metų horizonte. 3 metų jau tas procentas krenta, mažėja ir taip toliau, bet jeigu kalbam apie tikrai ilgesnius laikotarpius, 20 metų ir ilgesnius, tai ta dalis aktyvių valdytojų, kurie aplenkia indeksą, jinai tampa nykstamai maža, mažiau negu 10%. Jeigu imtume plačiai, bet viso pasaulio akcijas, sakykime, tai truputį daugiau, nes matyt yra šiek tiek daugiau neefektyvių arba mažiau efektyvių rinkų negu JAV ir ten atsiranda tų galimybių aktyviems valdytojams, tačiau vėlgi per ilgus laikotarpius, grubiai tik tai apie 10% aktyvių valdytojų sugeba pakartoti arba aplenkti, reiškia, indekso rezultatą. Tai jeigu mes įsitikinam, kad aplenkti indekso rezultatą yra įmanoma, bet yra tikimybiškai tikrai labai sunku ir iš anksto yra dar sunkiau pasakyti, kuriam konkrečiai aktyviam valdytojui pavyks per 20 metų išsilaikyti virš indekso. Nes vienus metus pavaryti kažkas gerai gali tikrai, galbūt kelis metus iš eilės, bet labai ilgą laiką išsilaikyti virš indekso pavyksta labai mažai kam ir labai sunku pasakyti iš anksto, kam pavyks. Jie patys, manau, kad nežino, net ir tie, kurie stengiasi ir tikrai yra profesionalūs. Čia imtai iš tikrųjų profesionalių investuotojų, ne mažmeninių, reiškia, ne pradinukų ir taip toliau. Čia yra profesionalių investuotojų statistika. Tai jeigu tai yra taip sunku, tai kam tą daryti iš viso? Tai mes ir sakom, ta prasme, tiesiog racionalu rinktis indeksinį investavimą, juo labiau, kad tokiu būdu dar ir sutaupai kaštus pakeliui. Ir tie kaštai per ilgą laiką daro didžiulį efektą iš tikrųjų. Čia būtų ilga atskira tema apie kaštus ir tuos skirtumus, bet aš juos tik tai truputėlį paliesiu vėliau. Tai dabar kokie tie indeksai, ką mes renkamės? Mes, pavyzdžiui, akcijų daliai renkamės 100% investuoti, reiškia visiems žmonėms, kurie kaupia pensiją ir kurie yra iki 54 metų, 55 maždaug amžiaus. Tai visiems jiems pilnai darome investicijas sekančias, tokį banalų, bet čia yra labai konkreti versija nurodyta indekso, tai yra viso pasaulio akcijų indeksas, MSCI, All Countries World Index arba ACWI. Investable Market Index reiškia dar tokia kategorija, Total Return, čia nepaminėta, bet dar gal reiktų pridėti, kad net ten, jeigu jau kam norisi tikslios versijos. Ir čia yra konkrečiai, reiškia, tie indeksai, jeigu kam kas nors esate tokie, geekai, sakykime, gerąją prasme ir mėgsta ten išsiaiškinti visas detalės, tai tikrai galite nueiti pas mus į puslapį ir ten mes labai tiksliai nurodom, kokį konkrečiai indeksą mes imam už savo benchmarką, už savo lyginamąjį indeksą. Tai kad nesupainiot su kažkokia artima versija. Tai reiškia, dešinėje yra parodyta kompozicija, iš ko jisai susideda, tai jisai, taip paprastai šnekant, apima absoliučiai didžiumą visų listinguojamų viešai prekiaujamų pasaulio akcijų. Komponentų skaičius, kaip matot, yra virš 8,000. 99%, kaip patys MSCI rašo, reiškia, akcijų kapitalizacijos pasaulyje apima tie komponentai, kuriuos jie deda į savo indeksą. Ir aišku, ten yra pagrindai išsivyščiusios rinkos, bet beveik 11% sudaro besivystančios rinkos. Ir ten truputėlį svyruoja, kartais būna 10, 11, 12, bet panašiai. Ta prasme, yra visgi pakankamai reikšminga dalis ir besivystančių rinkų. Tai čia nėra vien tik tai Amerika, nėra vien tik tai išsivyščiusios rinkos, nors, aišku, Amerika sudaro liūto dalį ir apie tai jau buvo šiandien nemažai kalbėta. Gerai, tai blogai, ar tai bus visada, galbūt keisis ir taip toliau. Gal dar paminėsiu
kad kodėl rinkome šitą, o ne kokį nors, pavyzdžiui, tik S&P. Nes tikrai gaunam tokį klausimą dažnai iš klientų, sako, nu tik pasižiūrėkit, per paskutinius 5 metus, net ir 10, net galbūt ir 15, nu S&P buvo į vienus vartus, reiškia, nereikia čia nieko komplikuoti, rinktis S&P. Nu tai apie tai jau buvo užsiminta ir aš tik tai galiu paantrinti. Iš tikrųjų tai velnias nežino, mes nežinom, kaip bus sekančius 10, 15, 20, 30 metų, ar tikrai Amerika bus ta geriausiai performinanti rinka. Tai mes tiesiog ir nespėliojam. Mes imam visą pasaulio kompoziciją, kokia jinai yra. Jinai su laiku keisis. Šitas indeksas irgi kas ketvirtį peržiūrimas, atnaujinamas ir reiškia pagaus tuos pokyčius pasaulyje. Taip, kad mes tiesiog nespėliojam, mes imam pasaulio vaizdelį tokį, koks jis yra ir seksim jį tokį, koks jis bus, kaip jis kis. Su obligacijų fondais gal truputį mažiau įdomu, ypatingai mažmeniniams investuotojams būna, bet įdomumo dėlei irgi pasidalinu, kokius konkrečiai indeksus mes renkamės. Vėlgi, renkamės tokius indeksus, kad būtų lengva prieiti prie jų statistikos, prie jų duomenų ir kad būtų, kas dar svarbiau, instrumentų pakankamai mums prieinamų, kuriais galėtume sekti tą indeksą. Nu, taip pat obligacijos čia yra maždaug, reiktų taip sakyti, 50 ant 50 įmonių obligacijos ir vyriausybių obligacijos eurais. Reiškia, ir čia yra didžioji dalis tiesiog iš Europos. Reiškia, mes tiesiog nemanome, kad obligacijų dalyje verta būtų žaisti su kitų šalių obligacijom, kur visgi obligacijose valiutinė rizika daro pakankamai reikšmingą įtaką. Tuo tarpu, kai kalbam apie akcijų ilgalaikės investicijas, aš siūlyčiau valiutinę riziką tiesiog prisimti, nes jinai yra dalis bendros rizikos premijos, kurią ir norisi realizuoti, kurią norisi gauti grąžą už tą rizikos premiją ilgalaikiam investavime iš akcijų. Tuo tarpu obligacijos, net ir iš terminų jūs matot, kad tai yra iki 5 metų. Tai yra trumpesni terminai ir valiutos svyravimai būtų per didelė rizika ir mes tiesiog nenorime jos vaikytis ir dėl to renkamės tiesiog tik euro denominuotas obligacijas ir neįnam į kitus regionus, nematom prasmės to diversifikuoti šiuo atveju. Tai va, jeigu kam įdomu, galit šitus indeksus puikiai sekti ir patys ir susirasti instrumentus ir aš apie instrumentus truputį noriu papasakoti daugiau. Kaip mes parenkam tuos instrumentus, kuriais reiškia jau, iš kurių konstruojam portfelį pensijų fonduose ir tokiu būdu stengiamės sekti savo benchmarkus. Nu, tai vienas toksai paprastas kriterijus, kad vėlgi žiūrim, kokie tie yra pagrindiniai ETF arba kitų indeksinių, reiškia, fondų, instrumentų, kurie seka mūsų dominančius indeksus valdytojai. Tai čia toks gal kokybinis įvertinimas, bet mes jį irgi įvertiname. Jeigu tai yra kažkoks ne iki galo aiškus žaidėjas, reiškia, mes galbūt dėsime minusą toj kategorijai. Taip pat turi atitikti ten visus teisinius reikalavimus, kad tai būtų, reiškia, ką rodė ir Martynas, ta prasme, teiktų informaciją pagal UCITS, pagal ES, reiškia, reikalavimus ir taip toliau. Nenorim eiti į kažkokius tokius ribinius atvejus, kad nekomplikuoti viso portfelio valdymo. Taip pat, kas dar labai svarbu, tai yra, kad būtų kuo mažesni kaštai klientui. Ir čia aš truputėlį paaiškinsiu detaliau vėliau, bet kalbėdamas apie kaštus, bet yra tie tokie bendriniai rodikliai. Angliškai gal labiausiai paplitęs tas vadinamas TER, Total Expense Ratio, arba jo tam tikra variacija yra OCF. Berods šifruojasi Ongoing Charge Figure. Kiek aš dabar prisimenu, labai minimaliai metodologiškai besiskiriantys dalykai, galim laikyti juos beveik sinonimais. Lietuviškas terminas būtų BIC, bendrųjų išlaidų koeficientas, arba bendrasis išlaidų koeficientas, bet vėl velnias slypi detalės, šiek tiek kažkokių tai variacijų gali būti. Kaip bebūtų, mes stengiamės įvertinti kuo labiau pilnus kaštus, kurie teks mūsų klientams, jeigu mes jau pasirinkom kažkokį ETF ir jį naudosim savo portfelyje. Na ir reiškia, norim, kad tas instrumentas kuo geriau sektų mūsų pasirinktą indeksą, kuo artimiau. Tai irgi svarbus kriterijus ir čia būtų daug detalių, ką galima būtų paaiškinti apie tai, bet aš
pasiliksiu gal kitais metais, jeigu pakviesit vėl į renginį, tai dar papasakosiu ir apie tuos visus, pavyzdžiui, sekimus, kaip juos siūlyčiau įvertinti, pasižiūrėti, bet tai tokia specifinė temelė. Ir yra dar daugiau tokių visokių smulkių dalykų, kuriuos galbūt ateityje irgi galima bus eiti gilyn. Šiandienai apsiribokim tuo, kad tiesiog mes stengiamės įvertinti, ar gerai seka tas ETF-as, ar taip vidutiniškai, ar kaip palyginti juos tarpusavyje, tą sekimą. Na ir renkamės, kad tai būtų fiziškai, reiškia, tiesioginiai vertybiniai popieriai, ar tai būtų akcijos ar obligacijos, nenaudojam vadinamų sintetinių ETF-ų, kur ten per išvestinės priemonės replikuoja indeksą ir taip toliau. Čia irgi yra daug tokių techninių aspektų, kodėl taip renkamės, mes manom tiesiog, kad taip yra saugiau ir norim tą saugumo elementą savo klientams perduoti. Daugiau kas dar yra, bet vėlgi, kad investicijos į dividendus ir palūkanas kaupiančius su fondų vienetų klases, jeigu tik galim rinkti taip vadinamą accumulating, tai yra kaupiantį dividendą, o ne išmokinėjantį fondą, tokią jo versiją, tai tokią renkamės. Nes jau kaip buvo užsiminta, jeigu yra fondas ETF-as, kuris išmokinėja dividendus, kai kurie žmonės, aš sutinku reguliariai žmonių, kurie sako, man patinka koks nors ETF-as, kuris išmokinėja dividendus. Iš profesionalaus investuotojo pusės, iš tokio požiūrio, tai nėra optimalu, ta prasme. Tai gal ir smagu kažkam tai gauti tokį vis įkrentantį srautą, bet mokestinė prasme jisai dažniausiai jums kainuoja. Yra efektyviau turėti accumulating klasės, reiškia ETF-us, kur jau mokesčius, jeigu tik jų nereikia sumokėti kažkur tai eigoje, tai reikia ir stengtis nesumokėti, taupyti kiekvieną bazinį punktą, taip vadinamą, reiškia, tai 0,01% ir panašiai. Taip, valiutą aš jau minėjau, viską stengiamės eurais, dėl likvidumo taip pat stengiamės įvertinti ir aš truputėlį dar padetalizuosiu, reiškia, kad būtų geras likvidumas. Ir obligacijų dalyje žiūrim, kad tai būtų tik investicinio reitingo eurais denominuotų obligacijų ETF-ai. Taip, kaštai. Kaštai yra, kaip minėjau, teras galėtų būti visai neblogas rodiklis, total expense ratio, ir tada klausimas, ar teras apima visus kaštus, nes jeigu jūs stengiatės įsivertinti, tai kokie pilnutiniai kaštai yra, reiškia, ETF-o, man kaip investuotojui, tai pirmiausia žiūrim terą arba OCF, kai kuriuose platformose, kai kuriuose informacijos šaltiniuose bus rodomas OCF-as ir dar nuo instrumento truputėlį priklausys, bet iš esmės teras arba OCF-as jau būtų tas toks pirmas dalykas, kurį reiktų žiūrėti. Bet ar tai apima tikrai visas išlaidas? Nebūtinai. Ir vienas pavyzdys konkretus galbūt bus sunku išvelgti, bet aš tikiu, kad organizatoriai, jeigu pasidalins vėliau įrašo ar skaidriam, tai galėsit pasianalizuoti, bet tiesiog atkreipiu dėmesį. Vat yra vienas, reiškia, BlackRock iShares, reiškia, ETF-as, kuris seka pasaulio, reiškia, MSCI World indeksą. Ir jo teras, šiuo atveju jis kitais žodžiais apibūdintas, bet čia matosi, kad jis yra 0,2, reiškia 0,20%, tai 0,02%. Ir žemiau mes matom tokią grafą iš KID, to vadinamo KID arba PID dokumento, reiškia pagrindinio informacijos dokumento instrumento, kad transakcijų kaštai yra 0. Ir esam susidūrę jau ne kartą, kad yra kitų tiekėjų, pavyzdžiui, irgi visai puikus tiekėjas Amundi, reiškia, kuris turi nemažai ETF-ų, šiek tiek mažesnį pasirinkimą, bet tokius pagrindinius turi. Ir jie turi dar mažesnius tuos vadinamus terus. Seka labai panašų, tą patį indeksą iš principo, reiškia, bet turi terą 0,12. Ir atrodytų, kad šitas yra pigesnis, tai šitas galėtų būti pirmas pasirinkimas. Tačiau skaitai ir atrandi, kad ne viskas į terą įskaičiuota pas juos, nes dar 0,07% tenka kažkokiam tai transakcijų, reiškia, išlaidom kaštams ir panašiai. Tai čia tiesiog perspėjimas ir pamoka visiems, kad žiūrėkite terus, kuriuos lengviausia rasti, bet dar nepatingėkit pasižiūrėti galbūt ir KIDO, PIDO dokumento, kuriame kartais atranda detaliai, kad yra dar papildomų kaštų, tai tie dažniausiai ir būna transaction cost. Tai teras plus transaction cost, tai yra tas total cost of ownership ir reikėtų žiūrėti visgi tą pilnutinį vaizdą. Kaip minėjau, turto dydis ir likvidumas.
Tai kokią įtaką, reiškia, gali turėti likvidumas ir fondo dydis. Tai čia galėtų būti ilga atskira paskaitėlė apie tai, bet jeigu taip long story short, tai labiausiai mes patys žiūrim ir patariam žiūrėti tiesiog bid-ask pirkimo pardavimo spreadus, vadinamus skirtumus. Ir čia pavyzdys iš biržos, reiškia, tiesiog čia Vokietijos Setra biržai, reiškia, tai paimam vieną fondą, reiškia, ir jo skirtumai yra, tai, čia nėra suskaičiuota procentaliai, bet galima tą įsivertinti. Pirkimo ir pardavimo kainos, tikrai labai arti viena kitos. Ir galim paimti kitą, reiškia to paties vėlgi Amundi ir matom, kad jau skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainų yra didesnis. Ir tai yra labai gera indikacija, kuris fondas likvidesnis. To kurios pirkimo pardavimo kainų skirtumai yra minimalūs, bus žymiai geresnis. Ir to likvidumo siūlyčiau nenuvertinti, nes kartais atrodo galbūt ir pigiai, ir ypač dar būna, kad per kažkokį tai brokerį, reiškia, gauni vienokias kotiruotės, per kitą brokerį kitokias, tai atkreipti dėmesį visgi už kokias kainas pirksit, nes gali būti, pavyzdžiui, sakoma, kad čia nieko nekainuoja, nuliniai komisiniai ar ten labai minimalūs, bet pačios kainos, kurias jūs gaunat tarp pirkimo pardavimo, kartais jūs nustebina ir ne iš maloniausios pusės. Tai gerai, aš čia daug ką papasakau, kokie tie kriterijai, kaip galima atsirinkti, bet iš tikrųjų tai galit nesigilinti, jeigu jums neįdomu, tiesiog nueiti į mūsų puslapį ir kadangi mes tikrai praktikuojam tą savo vertybę atvirumą ir paprastumą, tai tiesiog GoIndexo puslapį atsiverčiat mūsų bet kurį fondą, kuris domina, priklausomai ten pasižiūrėt, ar jaunesniems skirtas, ar vyresniems, tai jaunesniems skirtuose fonduose dominuos, ne tai, kad dominuos, ten bus vien tik tai akcijos, reiškia, pasaulio, ir pasižiūrėt, kokia yra portfelio sudėtis. Tai šiuo atveju, reiškia, išvardinti konkretus jau mūsų atrinkti fondai ir mes juos vis atnaujinam reguliariai, tai visą tą juodą darbą padarom už jūs. Tai jeigu jūsų tikslas yra tik tai susižinoti, pavyzdžiui, kokius mes instrumentus gerus atsirinkom, kad juos pasiimti ir susiformuoti savo portfelį, tai very welcome, ta prasme, prašau, galite eiti ir replikuoti mūsų visą darbą ir mūsų portfelius, čia yra obligacijų. Ir aš čia ilgai neapsistosiu, bet tiesiog parodant, kad yra akcijų fondas, yra subalansuotas akcijų ir obligacijų fondas, yra net visi modeliniai portfeliai ir ta informacija reguliariai atnaujinama, kokiom proporcijom mes sudėliojam portfelį, kad jis kuo geriau sektų indeksą. Tai jūs galite visą tai pasidaryti, pasinaudodami tiesiog mūsų įdirbių, jeigu įdomu, arba galite naudotis mūsų fondais, čia jau kaip kam patogiau. Konkrečiai trečioj pakopai, nes su Luku, kai aptarinėjom, koks turinys galėtų būti tokios prezentacijos, tai sako, paaiškink žmonėms ir iš ko susidaro bendri tie visi pilnutiniai kaštai, kurie tenka investuotojai kaupiančiajam pensijų fonde. Tai čia paimtas trečios pakopos pavyzdys. Tai dažniausiai apie ką eina kalba ir ką jūs daugiausiai matot, tai yra iš tikrųjų valdymo mokestis. Mūsų atveju, jeigu čia paimtume trečios pakopos pasaulio akcijų fondą, reiškia, sakykime, jaunesniems ir vidutinio amžiaus investuotojams, kaupiantiesiems skirtas pensijų fondas trečioj pakopoj, tai valdymo mokestis šiuo metu jis yra nuo šių metų beje sumažintas, nuo 0,6 iki 0,55, kas prie mažų mokesčių jau yra gana reikšmingas sumažinimas, sakyčiau, bet kas dažnai pamirštama, tai yra tai, kad dar yra depozitoriumo kaštai, dar yra audito fondo kaštai, dar yra vertybinių popierių įsigijimo, pirkimo, pardavimo kaštai, ir yra pačių instrumentų kaštai vidiniai, reiškia, jeigu mes perkame ir iš ETF-ų sukonstruojam portfelį, tai dar tie ETF-ai turi savo vidinius kaštus, kuriuos irgi galima susižinoti, bet šiuo atveju mes viską suskaičiuojam ir taip ir susidaro, kad čia viską reiktų sumuoti, čia turbūt gautume ir pilną 1%. Realiai mes stengiamės taupyti visus tuos kaštus ir kai tik tai galim, nuolat atstovaujam savo klientus ir derame su tiekėjais, tai kad depozitoriumas mažintų iš mūsų klientų įmamus kaštus, kad auditas irgi kiek galima nusiderėti,
kad makleriai, per kuriuos įsigijom fondus, irgi imtų kuo mažiau ir kad sąlygos kuo labiau gerėtų. Ypatingai didėjant mūsų fondams, augant apimtim, mes įgaunam vis daugiau derybinės jėgos ir kadangi esame nepriklausomi, čia yra toks mažas niuansas, aš nenoriu kritikuoti konkurentų, bet kai kurie iš jų priklauso didelėm finansiniam grupėm, sakykim taip. Tai jam biški gal yra sunkiau kartais nueiti pas savo kolegas ir sakyti, ei, tu žiūrėk, pamažink man, reiškia, mokesčius. Jis sakys, tai o tai dėl ko dirbam čia bendroj grupiai. Bet mes tai tokių sakykime, abejonių neturim. Ir neturim jokių rezervacijų, kodėl mums nepakovoti dėl klientų gėrio, tai mes einam visur ir stengiamės išsidarėti maksimaliai geras sąlygas ir to dėka, kaip matot pavyzdį, praeitų metų, 4 metų, reiškia, bikas buvo šiek tiek mažesnis, negu galėtų teoriškai būti. Ir aišku, čia yra vėlgi ta statistika, kuri yra surenkama ir skelbiama Lietuvos banke, jinai tokia yra backward looking, reiškia, truputėlį atspindi tai, kas jau buvo, o ne kas dabar yra ir bus. Aš tikiu, kad su kiekvienais metais mums pavyks šiek tiek mažinti tuos kaštus. Gerai, aš turiu jau paskubėti, nes matau laikas visai į pabaigą, bet pakalbėkim ir apie tai. Kaip sakiau, jūs neprivalot kaupti savo pensiją ar bet kokiam ilgalaikiam, reiškia, investavimo tikslui, būtinai per pensijų fondus. Galite patys susiformuoti ETF ar kitų kažkokių efektyvių instrumentų portfelį ir naudotis tokiu būdu. Bet yra pliusai minusai, kuriuos reikia įvertinti. Tai čia daug gal detalių, nedaug žodžiausių, nes vėlgi galėtų būti ir atskira paskaitėlė apie tokią potemę. Tačiau jeigu žiūrėtume tik Lietuvoje prieinamus tarpininkus, tai yra vienas vaizdas. Martynas parodė, kad galima ir eiti ir į užsienio tarpininkus. Bet procedūros dažniausiai pasudėtingėja, reiškia, ten tiek atsidarimo sąskaitos, tiek po to perprasti, ką ten jiem teikti, tiek dar papildomų visokių dokumentų, ten įrodyti, kad esi vedęs, o po to, kad esi išsiskyręs, o po to, kad vėl vedęs. Ir ten daug visokių niuansų. Tai kas susidūrė, tai žinot tuos dalykus, ta prasme atrodo smulkmenos, bet, net kolega, reiškia, greta sėdintis, reiškia, spėjo, kol čia per renginį pabendravom, pasidalinti tokią savo patirtim, kad kartais tie tarpininkai ima ir be perspėjimo ten, arba tas perspėjimas būna kažkaip labai sunkiai susekamas, paima ir nesulaukia kokio nors jūsų pasiaiškinimo, ten kokio papildomo dokumento ir paima ir likviduoja portfelį, arba ten užfryzina, arba dar kažkokių sunkumų. Tai kas bandot savarankiškai prekiauti, aš net neabejoju, kad su laiku susidurėt su įvairiom situacijom. Tai kai kaupi per pensijų fondą, nesvarbu kuriame tiekėjuje, tai tų pasirinkimų Lietuvoje yra 5 šiuo metu, Sebas, Svetbankas, Luminoras, Artėja ir GoIndex. Bet tų problemų yra mažiau. Viskas yra paprasčiau. Ir gal paskutinį tokį čia paminėčiau iš tos kategorijos, kad dažnai per tarpininkus, per maklerius, kai prekiaujat savarankiškai, yra ir tokia problemėlė, kad reikia pirkti pilną vienetą, reiškia, vertybinio popieriaus. Tuo tarpu pensijų fonduose viskas vyksta pagal sumą investavimas. Tai ten galit 1 eurą investuoti, reiškia, ir gausit ten kažkiek fondo vienetų kažkokią dalį. Žodžiu, neturit galvoti apie pilnus apvalius vienetus. Tai čia irgi smulki detalė, bet jinai kartais gali būti gana reikšminga, jeigu investuojat reguliariai, bet santykinai nedideliam sumom, tai tas pirkimas pilnų vienetų per kai kurios brokerius gali būti tikrai didelis stabdis. Ir vėl, jeigu lygintume su lietuviškais tarpininkais, tai aš sakyčiau, taip vėl, neinant į smulkmenas, bet tiesiog, kai perkat savarankiškai ETF-us, yra visokie kaštai, ten pavedimo, ten galų gale pinigus, jeigu pervedinėsit į užsienį, tai ten irgi kainuoja, po to reiškia kažkoks, reiškia ten paties instrumento mokestis, kažkoks, reiškia pirkimo mokestis, lėšų ten varinėjimo, atsiėmimo ir taip toliau, bet iš tikrųjų reiškia, ką reikia pripažinti, kad pensijų fonduose tie kaštai šiek tiek didesni gaunasi, reiškia, tai kaip ir per pensijų fondą santykinai atrodo brangiau investuoti, bet dramblys kambaryje yra paskutinis punktas. Ir kol sąlygos nėra pasikeitę, apsaugok Dieve mus nuo neprotingos valdžios, aš tikiuosi, kad mes protingą turėsim, bet čia, žinot, mano tikėjimas jis gali niekur ir nevest.
Tai kol kas mes turim gana gerą ir aiškų reguliavimą, kaip yra su investavimu, bet aš nežinau, ar jis kada nors ateityje nepasikeis, tačiau vadovaujuosi tuo, kas galioja dabar. Tai jeigu jūs investuojat savarankiškai į ETF, akcijų ar kažkokį tai portfelį, tai kai parduodat investicijas, tenka nuo prieaugio susimokėti GPM 15%. Tuo tarpu, jeigu kalbam apie ilgalaikį investavimą ir jeigu jums pavyksta naudotis savo kaupimu ir investavimu per trečios pakopos pensijų fondą, tai 5 metai iki pensinio amžiaus jau jūs įgauna teisę bet kada dalimis ar pilnai išsiimti visą savo santaupas iš trečios pakopos pensijų fondo, nemokėdamas jokio GPM, jokio nulinis mokestis reiškia. O tuo tarpu, jeigu prireikia lėšų anksčiau, tai iš esmės tos pačios sąlygos kaip ir iš savarankiškai valdomo portfelio 15% nuo prieaugio. Kodėl tai yra taip svarbu? Todėl, kad jeigu jūsų kaupimas ir investavimas yra tikrai ilgalaikis, jeigu mes kalbam apie 20 ir daugiau metų, tai žinokit, pasakysiu tokią gal kai kam ir naujieną, bet didžioji jūsų santaupų dalis bus sudaryta iš investicinio prieaugio. Ne iš jūsų įmokų, o iš investicinio prieaugio. Ir yra didelis skirtumas, ar išsiiminėjant nuo to investicinio prieaugio reikia susimokėti GPM ar nereikia. Tai čia yra didelė paskata, kuri šiandieniniai mokestiniai mūsų sistemoje yra kaupti ilgalaikiai per pensijų fondus. Ir mes dėl to manom, kad tai yra dar viena tokia gera palanki klientams savybė. Viskas, aš daugiau neturiu, jeigu neprireiks, gal keli žodžiai, bet gal turėsit klausimą kokį nors apie tą pensijų reformą, nes aš tą dalį pasilikau pakomentuoti žodžiu, nėra ką ten labai rodyti, nes tiesą pasakius nėra dar nieko patvirtinto. Tai ačiū. Taip, prašau. Koks yra jūsų artimiausia konkurento bendrosios išlaidos? Žiūrint, kurioj pakopoj, bet šiaip yra keletas konkurentų, kurie turi net ir šiek tiek žemesnės bendrasias išlaidas. Trečioj pakopoj, antroj pakopoj, man atrodo, šiuo metu nėra ne vieno pigesnio bendrom išlaidom. Trečioj pakopoj yra pora fondų ir surprise, jie abudu yra indeksiniai. Tai yra vienas SEBE ir vienas Luminore. Jie turi labai numažinę ir čia aš įtariu konkurentų, mūsų draugų konkurentų klastą, reiškia, kad mums biškai pasunkint gyvenimą, tai jie turi po vieną fondą, nors kiek aš matau iš pardavimų ir sumų, kokios nueina į jų trečios pakopos fondus, tai didžioji masė yra neindeksinėse fonduose, tai jie matyt kažkaip labai stipriai nesiūlo savo indeksinių fondų klientams, nors siūlo tuos brangesnius. Ir tarp kitko skirtumai, aš dabar iš atminties nepasakysiu, jos Lietuvos banke yra lentelės bendros, reiškia BIKų, tai yra labai įvairių, yra fondų trečioj pakopai, kurių BIKai, tie reiškia pilnutinės išlaidos virš 1,5 berods net 2%, kai pas mus yra grubiai 0,9 ten ar iki 1%. Bet pora fondų yra pigesnių, ta prasme, ir aš tikrai džiaugiuosi, kad yra šiokia tokia konkurencija ir yra šioks toks pasirinkimas, tai jeigu kas nors, pavyzdžiui, nenori mūsų paslaugo, naudojasi vieno iš mano minėtų bankų, tai galima ten surasti visai neblogų tų fondų. Jie turi savo tokių truputį niuansų. Jeigu mūsų fondai yra visiškai klasikiniai indeksiniai, reiškia tiesiog banaliai mes sekam pasaulio akcijų, pavyzdžiui, indeksą ir ten nesivaikom jokių madų, kad ten ar dabar gynyba, ar dabar tvarumas, ar dar kažkas. Tai pas kolegos konkurentus ten yra vis koks nors dar toksai, reiškia, uždėtas tweakas, pasukimas į vieną ar į kitą pusę, kas man nesiasocijuoja su ilgalaikiu investavimu, nes tos mados investavimo, kaip žinot, gan keičiasi. Jeigu kas nors ilgiau esate rinkose, tai gali prisiminti, kad prieš kokią 15 metų buvo labai populiaru ir jau buvo aiškinama, kad kokie BRICS ten, pavyzdžiui, dabar sudominuos pasaulį ir visos kitos tradicinės investicijos, įskaitant ir S&P ir panašiai, bus nebeįdomios. Tai kur dabar yra BRICS, ta prasme, ir kas kalba apie BRICS investicijas, ten pastaruoju metu čia daug buvo šnekama apie tvarumo arba klimato. Aš nežinau, ar dar po 5 ar 10 metų bus šnekama apie tai. Galbūt apie gynybą bus šnekama, gal dar kažką. Ačiū. Aš tik tais trumpą komentarą gal, trumpą. Šiaip GO indeksas yra, mes investavimas LT padarėm, va čia klausimas palyginti mokesčius yra. Čia
nepriklausomą padarėm lentelę, kur ilgai vargom, kol ten tos bikus sudėjom. Ir pagal tą galite lengvai pažiūrėti. Nuėjus priemonės, 3 pakopa ir ten sudėjom tą visą lentelę mokesčių. Ten į tą reiktų tikrai atsižvelgti dėmesį ir dar rezultatus galėsit matyti. Tai, nes 2 dalykai mokesčiai, bet jeigu su mažais mokesčiais esi paskutiniai vietoje pagal rezultatą, dėl kažkokių priežasčių irgi galėtų būti keista. Ne? Tai vat, čia jau giliau nebeisim, nes tracking error ten nežiūrėsim, bet tikrai tos 2 dalykus pasižiūrėkite, nes tam ir darėm su ta idėja, kad niekas net nepadaro normalios vienos lentelės. Tai kiek man kainuoja, kad reiktų ten 53 PDF ten tikrinti, ne, kur